Penkiai žiūri. Jeigu kas norit važiuoti pasižiūrėti, važiuokit pro Jakšto kalną, nes pro kitur nepraleidžia. Povilai, čia Radviliškė. Bet šilta, ne? Bet kam čia skambina? Ką? Mes pro tos sotus apvažiavom ir išlindom, ne prie Šilumos, čia kitoj pusėj kalną, žinai, man. Prie Jakšto kalno. Prie Jakšto kalno, kur yra. Ir visas tas kalnas, Jakštas. Koks garšas, ne, da nieko nežinau. Žmonių vaiką privažiavęs. Čia Jakštas gyvai, tai. O kaip kokybė gera matas, ar? Jis sakė, tai nevyko daug. Dabar ta gezinta. A per kur tu čia žiūri? Aš čia per laivą padaręs, bet kur jai prisijungti? Facebook'e pas mane. Tiem namam pizai. Jeigu nori pasakyti, tai Facebook'e, jeigu neini į mano profilio, jeigu aš pajungęs. Tu naik į akirtį į Facebook'ą, į Petrą profilį, jisai per gyvai padaręs transliuoti, ir visi žiūri, pasi kokybė labai gera, matas. Per Facebook'ą gali pajungti žiūrėti. Gerdi? Naik pas Petrą į Facebook'ą, ten live žiūrėkis, padaręs grupę dabar. Šnekėk čia deks laiką. Mati biški tą kampą ten, kur bandai gesinti, biški užgesinti. Bet čia tai tu dar nusi pažiūrėk. O mums kaip tą viršūnį gesinti? Nežinau. Čia sakė, žiežbos ten skrends, kaip ypas. Čia reikia malūnsparnį. Nu, Yra Lietuvoje tie kidutė. ne, tai malūnsparnė reikia. Tai ko jie malūnsparnė, ne ką čia aš nežinau. Varom iki Maksimos, pirksim žefiriuką. Tai šašlikiuką reikia jau čia, nes anglių yra. Bet į tas namčia, kur šalia yra jau viskas, jam pusė. Na. Matyti, sėdės, jau prasidėjo.
įsileidžiam senis jie. Eik, na, ką mes padarysim ten? Praėjo taip. Jie griuntė viskas, kurva. Eik, na. A tu čia neįrašinėjai tautas? Ką? Neįrašą? Ta prasme, video, kad galėtum vėliau pažiūrėti. Ne, čia tiesiog, ką žinau kaip čia. Tu nufilmuok su savo gerą kamerą, o turėtume prisiminimą. Nu, teba paliko tą laivą. Daug žiūri, tegu žiūri. 36 žmonės žiūri. Dabar gimsta. O, kaip tai gerai. Adėjimą žiūri? Ne. Šokie nesiūlyk, negersiu. O, rok žiūri. Gerai, atrodo. Einam gal iš tenai biškį pasižiūrėti. Jie rytas pūkis įsivačinga. Tu jau žiūri. Filmuoji, jie. Priartini. Nu, nieko nesimato. Einam tenai dar biškį. Ei, Čia žiūrėk, karstas. karš, ben, kaip čia. Tie žiūrėk, tem šlangą. Įdė čia, na. Kai čia karšt. Nežinau, kaip čia užgesinsi ir benda. Einam ryti, karščia belenkaip. Visas snukis deg. Nu, o čia biškį geriau. Tai griusas. Matai, čia biškį užliejai, tuoj vėl atsinaujint deg. Bet kaip iš anos kažkai pusės, ten irgi turėtų gesinti. Kaip gesinti, ten gali dūmai, žiūrėti, kaip dedam. Na jo. Nes matai, pro ten neatėję, jie sušlang. Pyzė, kaip kartą, na gal. O. Žiūrėk, ten vieslas buvo susidaręs tas. Eikti, na. Va, griūn ten viskas eina. Matai, vėjas, kai nebūtų vėja, tai greit užgesintų dabar vėjas. Bet pyzė, žiūrėk, vartas, matai. Ir blogai, kai taip nuvirs, nes tada gaunas, kad vėl žarijas papučia, žinai. Tu biškį vėjas, liepai iš kugeras stupis dega. Na. O, žiūrėk, ten kaip griūn. Matai? Tai sam skaitydė gerai. Aš nežinau. Ar aš kaip poros laikas? Eik tada. Bet tai kaip jiem ten vaikščia, ten kur eina. Ten kur iškėp gali eiti savo. Gražiai degčia. Prisirašo, o kurva. Gyti čia ta gairė elita, kaip ten ta šporienas. Bet jeigu nori važiuoti, žiūrėti, važiuok prie Akštą kalną, nes nepraleidži pro kitur. Kažkai giršinė. Gyti, aš irgi, žinok, jų klausti norėčiau. Ne, tautės toliau. Čia ant
Kepyklos visi dūmai eina labiau. Ant durpyną va kažkas. Nieks neaišku, Laurė. Tiek, kad čia gesins tada čia pyčia savaitę, ne? Kiek ten gesin, banda gesin vėl atsinaujint. Marčių ant durpyną viskas nuėjo. Karšta. Tik įgriūn viskas, eik tu savo čia. Aš jau prifilmau, Bet ją girdi. Pažiūrėk, jeigu ten, tu rankalną, ten matas dabiškį degė. Mat, tai ten dar kiek gesin, nieks ten nevyksta. Čia tai degė, čia bus pyrė. Gali tas klupas. Nu. Bet jie bando, tiesiog užgesinį kur buvo. Čia tas krant. Ne, tai ten dabar bandys gesinti. Tai kol tas vanduo nusileidžia ant tų įsivorės žiūrė. Nu. Na, aišku, kažkiek tai apgesin, bet žinai. Kiem 7 žmonės. Žiūrė, bet žinių patrauktas. Gali būt. Tas nukis įdėksim, busim, kai grįžę iš kokias. Bet jie, nebebus išlūga iš karto. Nu. Berenkai, bet. Paslėms, kad rytą vėl žiūrėkit jėgų. Nu, tai ką, tai ten toks karštis. Jam tai guli. Važiuoju. Bet čia gali būti, nešilta. Nu. Čia tokie... Nežinau, jinai dar žiūri, nežiūri, žinai, ne. Taip, tai mačiau, ką buvo, kas jau nužinai. Špysė, kitų žmonių čia žiūri. Nežinau. Eik tu nakai, karšta. Pažiūrėk tik, su kuriais kažkokiais. Oi, žiūrės, kad suki, mūsų pusukydama būtų. Nu, tai iškeptume biškį ką. Žiūrėjau, su tą patranką, Ką? Mindė, blėt, skambiniai. Čia dabar iš tos patranką šausiau čia.
Tą patranką, aišku, biškį pagesint. Nes tie paliniai vežti pakatranką. Nu jau. Nebent čianais yra, žinai, pajungti hidrantai, kuna. Bet tik atsir vandenį. Jau tik ten karšta pačioj, tam gaisrininkiukui. Tik anksčiau neįmanoma stovėti. Jau čia neįmanoma, tik ką ten. Kai karšta, nebegali. Atrodo, tik biškį prigesini vėl ten iš naujo viską. Žiūrėk, ten jau biškį stovi. Nu. Dūmai, žiūrėk. Tai man matai iš vidaus ten tie dūmai im kažką. Čia bus į kartingus, tos padangų kalbs degis tą gyvenimą. Nu. Kutas su ta patranka nešau. Vėl užkirč. Bet tik kai karštis eiti savo. Šitie laidai iškeps, kurie. Palipats kaip. Matai, koks vien garsas, ane visai. Ugnis lyja, pabūtė biškį iš karto. Nu. Čia bus kaip Springfield'e, ne? Kur padangas deg, čia bus dabar tas kalnas. Kaip per Simpsonus. Tai dabar bus tavo darbą reikės. Eits. Nu, rytą būčiau pamatęs, kad būčiau važiavęs. Kas ten? Tas su ta patranka jau pusę valandos nepač. Grybą pjaun gerai čia. Mat, išmirkyt gerai reiktų. Nes iš vidaus smilks, kai tik čia gali, bet kad atsinaujinti iš vidaus. Ai, vėl čia vėl buvo įgriuvę, nematė. Tai tik prigriuvęs, tai tik kiek degva, ten tėva, ten Nu, pelenų. bet kaip karšta. Susirinkę biškį žiūrovų. Nedaug, ne? Niekas nežino, kaip atvažiuoti. Och, sėdi šitoj kūro kabinai. Nieks nieka. Žiūrėk, kiek žmonių žiūri. Šnek. Taupo vandenį. Dėl to, tipo, žinai. Vėl žiūrėk ten griūn. O tai būtent tą patį vietą. Bet jei grius tas visas viršus turėtų būti, ne? Nu. Taip palei tą. Pauliau, būsiu, aišku, dar. Čia bent jau šilta, ne tai kai laukia dabar. Čia tai galim būt drąsiai, čia galite alaus atvežti, jeigu nori. Čia kai mačiau laivas buvo, kai židinį kūreno, dabar čia mes vieną kalną tokį žiūrim.
Pauliau, jeigu važiuosi, sakau, važiuok pro Jakšto kalną, ten pro Gerdos namus, žinai. Jie patranką turi. Pakūrė patranką. Eik, kacu. Spaudimą biški nėra. Sunkiai ta patranka čia. Nenori nueiti iki tos tvoros biški? Pažiūrėti, ten šilčiau gal? Man čia vis tiek galėjau. Lemma kaip karšta. Tas kelnes visas, tau nepalies. Visas karštas. Nugarą pasilis. Ką? Nugarą pasilis vėjas. Nu, tai man atrodo kristas viršus, ne. Renkas liaudės biškai. Ten žiūrėk į griūvą, kai. Žiūrėk, gerai pasakė, tavo video LNK žinioms bus nutarta. Bet tai įrašinėja. Interес. Išpysi man telefą, tau laikyti reikia kažkur padėti. Neina, patvorai slėgti. Ten irgi laiko daro. Laiko. Einam, ten biškį palipsim. O, biškį karštą labai. Statysiu aš čia tą telefoną į tegu filmuoju. Va, tegu stebi žmonės laužo.
paparaciją atvarė. Tomai Radviliški Gairelita. Tas su ta pompa tai taip dar neprašy. Mėg. Šims 13. Tomai čianais Pjuvenų kalnas, toks milžiniškas čianais deg, nežinau. Jis žiauriai didelis, žiauriai. Čia tau palyginimai tas kalnas, tarkim, va. Čia žmonės. Nu čia šilta, patikėkit. Sėdžiu tarp medžių, nes neįmanoma čionais. Kaip tam bišai nešiltai, aš neįsivaizduoju. Čia kai atvariau tą vietą, gesin jau nežinau kiek laiko. Vis tiek ten viskas rūks iš vidaus, matot. Nežinau. Čia tą vietą irgi gesin. Nežinau, kas čia bus. Įdomu iš kitos pusės, kaip ten kas atrodo, nežinau.
Norit meno, galim padaryti meno. O, kas čia dar yra. Man nėra nieko gero. Tas jau čia gerai atrodo. Ne, Dovydai, dūmai eina tiesiai ant Purėnos visi. Čia susidegint nori kažkoks bišas. Čia tie efektai kažkokie tai nesąmonė. Čia jau čia reikia atsisėsti ir sėdėti, ką čia. Žiūrėjau, ant gaisrininkų griūva viskas. Giliai sako, vandens nepučia kažkoks langas. Gerai, kažkas ten nepaleidžiam kažkur. Pažiūrėk, žiūrim. Kažkur kažkas pasidalina, nes pažiūrėk, kaip daugiai. Čia. 700 dintų. Įmetė kokią, ten žinai, Kažkas kažkur įmetė, nes... Čia pusė dabar atsiras tokių, kurių net nieks nežino nieko. Pats geriausias žmogus laivo. Tokia žmonė. Belenkas vyksta. Ko tas neapraštas to? Vieną patranką nuleidži, na. Sugedus jinai, karoči. Galima į ten pasižiūrėti, jeigu nori. Pati tas buvo to kalnų. TV3 metė. Šiek tiek žiūri. Einam tenai. Pafilmuos. Nu jie, kiek matau, banda gesint, bet čia nieks nevyks tiem. Šitą patranką nuleidži. Ei, triperis. Ne, nieko gero čia nes. Žiūrėk, kad visas viršus deg. Nu. Šianoj pusė tikrai deg. Baigtų. Nu, O, jo. vienų neleisi, dabar pasipėsai dūmai. Einam, ten geriau buvo kažkas. Kas? Žiūrėk, kaip žemė trenkia. Eik tu savo. Žiūrėk. Ką?
sakai. Pala, palipsim ant kalno gal. Jeigu čia užlipsiu. Iškėjom geresnį vaizdą. Šiek čia susivardysiu. O, man čia telim visi šūdai. Čia visi vaikšta tik tais. Jis live pašėrino TV3 televiziją. Nežinau. Dar 65% chebra, dar ilgai laikys. Degam, Lukai, degam. Čia Pjuvenų granulės dega Radviliškyje, Gairelita. Vitalijau jaučias, patikėk. Čia tarp žolių įlindų tokių, tai nelabai jaučias man dabar, bet telefonas belen kaip kais. Čia tą purškiklį bandė pajungti, nieks čia neveikia. Išjungė. Bet čia kažką pertvarkė, nes pažiūrėk, čia tai, matai, perkasė kažkaip, kad neplėstų. Nežinau, Richardai kaip užsidegė, bet žinau, kad nuo 4 ryto jau gesina. Pats nesenai atsikėliau, atvažiavau. Parduodu X5. Kad ten žinės to... Kiek gali rankas telefoną. O kas čia taip parašė? Valentinai, žinok, nesvarbu, šiltai rankai gali laikyti. Paulių Petraitį Radviliškyje, Gairelita. Ką jau aš irgi sakyčiau, kad čia reiktų malūnsparnį visą, nes jau kiek mes čia būnam, 1,5 valandos, tai nieks iš vis nesikeičia. Kaip tas pats deg, čia tas žmogėlis kaip laisto tą patį, taip laisto, nežinau. Čia maltų viršų, kiek ir maltos įsigėlė. Nu. Parduodu Pjuvenų granulę, šiek tiek apdegusią. Na, ten jau skraido lėktuvai, jau čia kažkokie. Gal reikia bėgti aš nežinau. Mums, žodžiu, pilką valgyti ant mūsų. Žiūrėk, tas gerai, pastatė palyką, ai, tegu parški.
žiūrėk, biški padėtasai ar padėjo. Tadai, žinau, kaičių gesint, bet čia visur tvorą apjuosta. Nu kaip aš dabar prieš įstatymus eisiu. Tas tai geras tam purškiniai. Danai, žinau, geras, šilta. Radviliški tai labai šilta, galit atvažiuoti. Žiūrėk, gaisrininkas pats filmuoja. Gal jisai laivą daro, pažiūrėkit, gal nusimetęs. Наконец-то, как вы поделяете. Biški, žiūrėk, apgesina, nelengvai. Nu, tad būtent tą vietą čia biškiau mažiau, dabar ten labiau. Tam tai sunkiai čia sekasi. O jiem tai sunku. Tam tai jau čia lengviausias darbas. Purškiniai. Gasiūns, bet aš negaliu atsiliepti. Eikti, nafik, čia susivarpyti. O čia galima, va. Hebrosinkas. Čia per mašėrinai. Man neįmanoma čia buvo stovėti. Dabar tai jūs reikia apgėsi. Mašinas jau važiuoti, atsimuka daug žmonių kelias. A, tai kur tu mašiną pasivėsi? Čia, keliuką beveik. Prie Silkės kur tu nesi? Ne, buvo keliuką. Tam varai, Silkės varčiukų nepamėsi. Nu, kad susitikti. Lemba. Vienos pusės irgi tas pats matas. Nes bandžiau kur čia pravažiuos, ir važiuoju čia tos garažus, žinai. Mašinas padavinėjai. Nieko. Čia musėti iš anos pusės apgesina, ar ne? Ar taip pat deg? Jam padeg. Žiūrėkit, čia komentaruose grybą apjaunėsi. Parduodu kokybišką degų skystį. Gairelitą užkūrėm per kelias minutės ir ugnis tapo tiesiog nebevaldoma. Gersi.
vėjas, matai, dar jokia lietaus nelyti 6. Ta tai vieta, va tenais, kur supuršti, nežinau, 2 valandas puršti, tą makę vietą. Dėl to, kad neužsidegtų daugiau. Na, bet tai tenais, matai, iš vidaus rūks ten pastovi, skaityk. Ir dabar virsti čia, ką pasakys. Tai virta jau kelis kartus, žinau, kažkaip neblogai. Per vaizdelį matęs, kad virta irgi. Na, žiūrėjai tu čia mane? Ką? Kaip į kokybę, kai žiūrėjai gerai? Kaip vertinti, kai spalvų atsigauna. Ten matai jau veža, traktorius. Ar tipo sen viską, ne? Gali. Nes man atrodo, va tenais ir degė, toj pusė. Čia viskas persimetė gal kažkokį. Na. Viską neša kažkokia. Nu, tenais, ten kurienos, mačiu ten. Matai, sakė, išvaižgantą vaikus, tipo, Tėvai kur pasiūlė. tėvai, tai čia patims, nevim neleidžiai. Kur tu ten, jeigu dūmuose apleidžiant pamokos, sakė. Nu. Simona čia dega gairelita Radviliškyje, pjuvenas dega. O vėl žino, aš kaip mačiau, ten iš nuotraukų, tai nelabai supratau iš tikrųjų. Bet jie reikia mūsų dūmai neim. Atsipūti. Kalgė, tai pusės, kalgė, Čia atvažiavo su tuo tipo prieškiklis, pajungė, biškį pamerveną, nuleido, čia nieks čia nevyks, saka. Čia gali mano video parodyti. čia vien su fotiklu lakstą. Nu, kažkoks čia mes irgi čia, matė, filmavom gal man. Aš irgi filmavęs parduosiu. Galėk ir ten pradėjęs. Nu, Matai, ten gesinas, kai nušokate, tai pažiūrėk ten ant viršaus, matai, ištisai ten rūks. Belenkai. Čia ką ten gesinė? Galėjai savo prasme, čia visą vėl. Na, ypač aną kampą labai, matai, degina. Tautė. Klausimai, ar ilgai degs? Spėsi atvažiuoti tikrai. Na, vėl bando tą pakelti. Atvara technika ir nevyk, nežinau. Ignai Radviliškyje gairelita pjuvenas dega. Pavyzdžiui, su pavos, šiandien, žinau, pasidarė. Čia prieš tai, kai virta, tai ne to gaisrinė yra, bet matė. Tai lūpa, banga atėlė. Vėl stovės. Tai čia kiek žmonių važiuoja per sodus, visi čia žiūrėtai. Visi čia tą išvežda, nes jis nevyka čia. Tas meižiai kaip įmeižioja, tas irgi. Ką supranti, nepurštas vanduo, jis bandė jie tenais nepurštas vanduo. Na tai va taip meižiai viskas, kažkas ten neįsijungia. Galės dar vėliai eikime. Žiūrėk, dievinu Lietuvą, dega pusė Radviliškio, 6 ugniagesiai iki Marina, vienas gesina, kiti kaseką daužo. Ten žiūrėk viršus jau bir, matai. Ką ten, šviežiai atbirs, kai tik dar labiau degs, kai tik žinai.
Pažiūrėk, kiek smailų. Padegė, matot. Pažiūrėk, kiek čia pjovės visi pastojus į tą gairelę. Sulanksta tą, žiūrėk, namo hebra važiuoji. Mato, kad nieko nebesigauna. Pamaina pasibaigė. Sakė, po 3 valandų kitą daržinį. Dabar primės, jeigu atvarytų malūsparnis, čia pilsis, čia pusę mūsų kailupto. Kiaurai išlaisę būtume. Darija, darbas palauks, mano miestas dega. Čia gudruoliai su mašina atvažiavo. Čia vėliau pavykas, nežinau. Servalus gaisas ir ryškiai irgi buvo gaminami respiratoriai. Atnaujinta. Gal mano laivą rodo. Senuotas įdėta. Ne, bet čia iš kitur kažkas. Pažiūrėk, ką toliau darau. Na, ką girdė Facebookas? Žinau, tokia pridėja. Tai čia gal kas kažkotina? Labai reikia mašinį. Ką girdė? Žiūrėk, esate įveikę vietą. Šiek tiek nuvalė. Žiūrėk, Petrai, nueik jiems pasakyk, kad jau už 10 minučių pietų pertrauką, tegul eina vyrai pailsėt, bus tų gaisrų, ne pirmas, ne paskutinis. Simona, žinok, čia jau dega nuo 4 ryto, jeigu kas. Tad situacija nesikeičia visiškai. Žygimantai jau tikrai kažkas algos negavo. Там čia liubų tą kalną, kaip virsis visą tą kalną, žinai. Girdi. Šalnu, užteko yra 20 didžiulė atliekų krūva, tiesiogiai transliacija iš įvykio vietų. Bastau. A čia ne bastau, ne, kas ne. Fotografų. A kaip čia paspausti visą? Neprieinama. Neprieinama. Sužinoti, kad nežinau. Facebook grupę nugatė mane. Nu, taip. O ten kas buvo, 15 min nukėlė? Nu, ne, Delfis. Ai, nu taip, Facebookai Delfis. Delfis jau ten tiesioginė transliacija tipo yra. Kas čia rašo? Mane leidžia pažiūrėti, gyvai tavo to gaisrą. Gali atsiųsti per čia. Nebesveikas.
Tas tai čia mėg pastovi. Mes irgi medžiai nieks nesikeičia visiškai. Kaip viskas taip pat, ne? Pinigų pasiūlė matyti, kad užgesinta gaisrą. Nu jo. Bet vėl karšta daros, prieš tai tik buvo nieko dabar gal. Tai prieš tai tu nematai, kad čia reikia. O čia iki pat to krašto taip viskas. Čia jie būdų gesin, nežinau ką jie gesin šiandien. Kur kiti? Šalno galą, man atrodo, reikia kažkas gesin. Paskambink Deimai. Kur skambinėjai čia? Nu tai man skambinėjai, skambinam. Nu, ne, tai mums buvo. Mes stovim iš kitos pusės. Mums nebiškai niekada nepriskėti. Kai neruoji, kai pradėt skambinėtis. Ką ten, duok man pakalbėti. Jis turota. Paim Petrą. Nu, alio. Dėl ko? Eikit, sakė, namo važiuoti. Tik mes ne ant dūmų stovim, moliu. Eik tu, žinok, per TV3 žinias rodo man. Delfi, TV3 žinias, viską, mano laivą žiūri viską. Na, buvo čia dabar 1500 žiūrinčių mano laivą. Na, o ką tu veiksi dabar? Tai atvaryk čia biškį pagelbėsi, ne? Geru, pavarį. Nu, bet tai kaip Petrui Zuibys sugalvoja lai padaryti kaip dega ir jau žvaigždė, jau čia parodys per Lietuvos garbę. Gerai būtų, Justinai. Ne tiek, kad gesina, bet visą filmavą. Davai, girdi, gal puolam biškį. Susimkim. Tai ką duotų šlangą, tai eičiau. Duokit šlangą. Bet rašyti gal kiek. Eik tu, jie norėtum padėti, sakytų, ei. Dabar kaip greitai. Aš matau, pavyzdžiui, kur dabar stipriausiai, va čia degti, čia stoviu sugedus vieną kažkokią, čia viens meižiai ir čia viens veižiai. Visas, nieko čia nebėra, kur kiti aš neįsivaizduoju. Visi kiti sudegė. Visi nebent kiti arba sudegė, arba, nežinau, žiūri. Nes aš neįsivaizduoju, va, anoje pusėje kaip ten kas gesinta, nes ten žiūri. O tas tai va čia meižiai, tas irgi kažkur į dangų purški, ką jis čia purški, nežinau. Tie šiaip čia kimarim. Oi, blemba, nugarą skauda. Nu, man atrodo, kad kitoj pusė, nes čia tai neįsivaizduoju. Bet tai čia tokia ugnis didelė, galėtų čia kažką daryti. Tai kitoj pusė taip pat dega, bet niek negesina. Nežinau. Sunkiai čia, sunkiai. Aš norėjau pravažiuoti, sakysiu, kad pro garažus mane paleistų. Kiti gaisrininkai irgi live kuria. Tipo, 15 minučių rašė, kad 40 ugniagesių gesina. Nu, bet aš čia jų nematau. Nu, Hebra tikrai nematau tų 40, nebent kitoj pusėje. 40 gal atvažiavę, bet tai tu gesin. Nes, pavyzdžiui, nežinau, va ten viens, ką jis veikia. Čia ir čia viens meižiai viskas. 6 stovi, daugiau, va, tenais laipa ant kalną kažkur. Nežinau. Lukai, jeigu kas pasiūlytų, tikrai eičiau. Padavo per Žabarkštynus, užlipau kažkur čia. Žinau. Visi normalų žmonės ten stovi, kodėl čia atėjau, nežinau.
Bet kur kiti, aš nesuprantu. Du gesinų. Kodėl čia nieks nepar? Viskas čia krent. Nežinau. Kelias greitis. Per viderį. Jo, ten tai gabalas. Nes prieš tai iki kryta, kai lūpas čia leis. Tiesiog, kai gal žalius įdėti. Ten apačioj žmogus eina, tai yra gaisrininkas, jis tokio dydžio tik tai. Tur buvo. Aha. Bet čia netiesiogiai įsidėjo. Tokie, nes, matai, tiesiogiai nekė. Ne, čia kažkoks kits. Bet nėra, čia. Tai gal buvo prieš tai, Buvo žinai. vien senis filmavo. Matas nufilmavo įkėlę čia laivą, tai žinai. Radviliškį šildymo sezoną padarė. Ką tėda čia veikia? Blemba? Galvoju, kur varys gerti. Nu čia, kai užgesins, tai jau jam hebra čia neis. Tai žinau. Neapmokama atostogų išleis. Aišku, nes čia tikrai dar, skaityk, iki rytojus tikrai gesins. Nes pažiūrėk, ten užgesina, o dar rūks viskas. Skauns, tai ištisai. Žinau. O vaikų dar ateina. Tuo reikėjo popkorną, kydė atsinešti kurva. Aš turiu tą žvejybinį, bet tai, ką žinau. Biški taip grūzdiškai atrodytų, ne tiem žmonėm gaisrininkam. Mes sėdam, siem, kas valgom ten. Žiūrėk, prašė, kad Butkevičius atvažiuoja netgi įvykė vietą. Buvo parašyta. Ką jis čia padarys? Eis gesinti? Tai pastovės, interviu paduos, žinai. Įsivaizduoju, kas tam bus, jeigu ras, kas padegė. Nežinau. Jie tam vanduo pasibaigė. Vanduo čia pasibaigė. Eik tu savo. Tas daparšį kažkaras. A jis ten gyvs, ką žiūrėk, jis kaip tokiai pačiai padėti, tokiai padėčiai. Tie kažką čia. Taip, nėra hidraforo čia naskė. Kaip šitą ekraną nusimt. Man tikrai tas telefonas stipraus. Tas pasinės negesinis, kažką čia remontuoji. Nu. Tik padėta telefoną. Turėčiau tą telefoną padėti tiesiog kažkur. Žiūrėk, kuro granulių gamyklos teritorijoje kilęs gaisras pakeitė premjero Algirdo Butkevičiaus darbovietę tvarkę. Ministras pirmininkas vyksta į nelaimės vietą susipažinti su padėtimi. Instrukciją apduos. Jeigu jisai važiuoja iš Vilnius tenais, tada greičius jie važiuoja. Po tada jau spalydo. Vieną kartą buvo atvažiavęs į Adelius. Ursu, kurą dantį kelią uždėję ir letas šaudinių 3 mašinas. Čia nevaikščiokit. Tai vieta, bet kas skaudžiausia, tas Radviliškis populiarus tik nelaimėm visokiom. Ir šiaip, neįsivaizduoju. Pasakė,
Ateikit, sudėksit iš ten. Kas? Dimas sako, ateikit iš ten, sudėksit. Nu, to ką jam daryti? Palyka išėję. Nu ką tu ten, skaityk, purški, nu kas iš to, ne? Vis tiek tu čia neužgesinsi taip greit. A užgesinsit šiandien? Tipo mes čia kažką 1000 žiūrovų ir virš 750 žmonių tipo kažką čia darė man. Išmetė Facebook, gal pinigų gaus. Na jo, iš Facebookai gauti. Šį daug labiau karštą dar. Nu, kai vėjas, ne? Čia jau jeigu įsiplėstų, kad tu pat pastatą, tai iš visų nežinau kažką. Jau čia vien dėl to čia taip ir va pilna vandenį, kad įsiplėstų iki. Где aš langą pajungiu? Kokia būtų lūpį mums. Nu, jeigu pajungs, tai lūpsi mumis. Vėjas visas nuklus. Žietoje mūsų kalups. Alo. Bet ką jie čia užgesint, blėt. Buč kurva į orą kažkur, blėt, dinsa kažką čia remontuoja, spurgdams, blėt. Visą čia orą laista, blėt, bandė sudepštis, pramušt, atrodo. Visi išviši čia, čia vaikšto aplinkui, o nesuprandės, kur randas, blėt. Ką jis negesins, atstovas? Lemba jau karšta čia ant to kalno, ne biški. Karšt biški jau čia ant to kalno. Čia vėjas, kliūra, būčiau. Bet ten karšt irgi. Karšt, nu pasidarė čia kažkaip tai. Ką žinau, į pusę valandą. Pamačiau, kad live padaro draugės sūnus. Dar į pusę, sako, pusę, važiuosi. Žiūrovų irgi yra, biškai pafilmuok live, žiūrėk. A, žiūrima? Yra tų žmonių čia. Bet čia tokie vietiniai, nes čia... Ne, ten kažkur iš internelės. Gaisrininkai ten kažkur vaikšta. Kur jie tenai? Gal tą šlangą tem, žinai? Ai, tu darbė? Jau, sakyčiau, atvaryk čia nais, pasidėkit biškai. Nu yra biškai su žiūrovų daug. Renkas pabiškai, vėl išvažiuoja, vėl renkas. Ne, da toliai, jo čia daug judam, tai bandam, atrodo, užkirsti kelią, kad neįsiplėstų kaip manai. Tai dabar to draugelį, tos live video, karočią, per TV3 LT pasidalinę, karočią, tai kiek čia žmonių žiūri? 1200. Štuka 300. Lengvai, tai... Man atrodo, sakė kažką per TV3 pasidalina ir tiesioginę transliaciją rodo. Sakė, tipo Butkevičius atvažiuoja. Pasidalinkit, kad nors dar toliau, kad daugiau žmonių žiūrėtų. Jei, bet čia kuriuo, kai ners kuriuo, stačia galva, kad kliūronas viskas. Atsiuntė, žiūrėk, nuotrauką. Nu, atrodo, laikas, kuriuo, kad tas... Čia yra Petras Ignas video. Tas yra dilis, gali, stebėkite tiesiogiai. Ei, čia aš pakaitė, tai daugiau tos klientus. Tai jis spėja, ne? Aišku. Aš jau užsipirkęs, tai neradėjai. Nežinau. Dabar prikolą reiktų atsinešti, sakysiu.
Šilda mėsa, zaibys, nešalta. Na, veikti belen kaip dega. Biškiai degsi veidą bent. Nežinau, tie laidai čia šalia mūsų yra, kad tai ta ugnis nepriimta. Ai, tai nežinau, kad aš už tos vienlytės esu čia ant to Jakšto kalną. Nes kitaip neleidžiu važiuoti, nieko nieko. Turi važiuoti būtinai pro sodus, karočiai, tenais Vaibariškų sodus, kad žinai, bus susižiūriuoji, kad aš nepažinti. Jeigu tau didžiuotis nieks, jeigu tai turi važiuoti, pakruoja, pas tiesiog prisvėja. Bendradarbis, švedėlis sakė, sėdžiu darbę naktį pasijungų, sakė, tą laifą turvę žiūri dabar. Maniškė sakė, irgi žiūri, draugė sakė, visus irgi žiūri tą patį. Kiek man taliaus baigėsi krautą veikti. Ne, priklauso geriausias būtų. Ar laifą ateita, padėselių pasikeičia, karatį. Bet žinai, biškių. Pasakyti jau negarbiškai jau atrodo. Ten iš kažkur mangam jau susirps. Tai turbūt ten yra gal. Užklupo, vartas mantas. Jau jiem turėtų jau būti neįdomu tie vartai. Telefoną pasitraukti. Kebra, kas nors powerbanką gal galite atvežti. Nes neturi pakrovėjo, jau nebe kažką jau liko baterkės. Jeigu kas turit, rašykite PM, gal atvešit. Vokietija irgi žiūri. Nu, čia tai žiauriai karšta. Dabar čia stovi prie tvaros ir visas. Vėliau labai jaučia, žinok. Grįšiu į darbą, sakys, kur tu buvai, blin. Teka pro sodus važiuoti. Žiūrėk, Ispanijai irgi žiūrime. Linkėjimai Ispanijai. Aida, mačiau, kažkas iš Vokietijos žiūri. Normaliai čia. Ne, tai čia ta ugnis ant tos didžiausios tos krovos. Nu, ir Anglija žiūri. Taip. Londonas. Eglė čia dega, Radviliškė, kairė Lita. Jūronas dega, didelis labai kalnas. Čia, nežinau, ką jūs matote, čia yra koks 10% tik tai to kalno. Kitoj pusėje dar dvigubai, trigubai, keturgubai gal didesnis yra. Bet tenais neina privažiuoti ir prieiti, nes labai dūmų daug ir nesinori aš tenais. Vitalijau, vėjas, žinok, irgi pas mus labai didelis iš tikrųjų. Jeigu nebūtų vėjo, gal kažkas da pavyktų čia, nežinau.
grįžau, galit žiūrėti toliau. Žemės parašė, o dabar reklama, skambutis. Niek čia neužstrigo, man paskambina, aš turiu atsiliepti ir dėl to įsijungiu. Verslas. Baig pliurpt, rodyk vaizdą stambiu planu. Palaukit, gal pabandysiu. Oi, ne, taip paspaudžiu. Kas įmanoma, tai neapsiverčia, ne? Taip, apsiverčia. Bet tai gal palauk, išjungęs ar gal ką? Ne, įjungęs. Bet neapsiverčia. Vis tiek taip pat rodo. Oi. Tas tai ten gerai purškia. Kiek girdėjom iš informacijos, ten yra už to kalno namas gyvenamasis. Truputį palaukit, vėl skambutis reklama. Nevaldomas taip žalės sėdant namų. Kur tu nori? Mašiną takį. Namai čia. Kurie? Tai žiauru. Negaliu, reikia atsiliepčiam iš darbą skambint, o aš namuose. Gerai, jautiesi? Pasaiško, mes atvažiuoju šitą darbą, sako, tavo televizijos, sako, turi, sako, atsidarė, sako. Bet tai čia žiauru. Šiaip galėtumėt kažkas atvežti kokį powerbank ar bent pakrovėją, nes ilgai neberodysiu, žinokit. Tas dronas jau čia išsilydytų nuo to karščio čia, nes nežinau, arčiau paskrisum tai čia. Kas čia yra visiems skambiniai? Deima? Teatras, ten prasidėjo gyvai, taigi tai visi žiūrės dėlti 15 minučių. Aš jau skambinu. Sakiau aš jau. Gerti gedumai į mūsų, neįm kitą pusę. Pasakyk, kad mes iš kitos pusės esame. Nema galėtų Paulius nulėkti. Ne, tai šiluma, bet vėjas puškį į miestą mūsų. Svarbu. Tai va, kitais jeigu gal nekras, Petrai pakral batarką tą jeigu taip. Powerbanką turiu. Nes baigėsi krauti. Kas iš radviliškiečių turit powerbanką? Klausimas. Jeigu nebe. Nieko neteka padaryti. Taip sakai? Mano mašina pati buvo.
Neturi girdi tų pakrovėjų. Bambalį turi pakrovėją, bet kaip pasimti. Bet aš nežinau, turiu neturiu labai atsimenu, bet aš kažkur buvau padėjęs aš. Ai, turim, atrodo. Jau baig viskas įsikrauti, nežinau. Dar 5 minutės pafilmuosiu ir žinokit atsijungsiu. Matinas filmuoti nebent su pakrovėjai. O tu turi pakrovėjai? Man atrodo, kad turi, aš nežinau. Naik pasižiūrėk, kad girnis. Ateisi, jeigu turi. Padėti. Nu. Čia pakūrį per programėlį, kad tai būtų. Vai, mano padarė. Mano negalima, ne? Tu turi programėlę turėti. Neveikia programėlė buvo. Būsiu naują pakėlęs, būtų viskas. Nu, Batarkė galinga. būtum tu žvaigždė. Neturi, Pauliau? Eik, davai, biški. Kai ten apačioj gal vėja mažiau? Bet karšti jau čia, ne? Palauk, tada ateinam, nes čia tai žiauru. Valandos laivą darau. Ten, kad jeigu to tokiuku einant, ten, kur tas nams, kad žiūrėjim reikia, ne? Ei, pėsčiom pėsčių gal pavyzdai. Einam padėsim. Einam, tada. Ai, tai degustuot čia. Tenais naktį prie visų. Kurva. Bet tu neišvažiuosi dabar. Taip, ne. Atsitrauks. Jūs ten mašiną naktį. Ten nemaišyti. Ir nuvodžiai dar čia viskas. Taip, čia nuo 4 ryto, jeigu čia dadeg, nieks nesigeičia. 8 valandą man žinau, ryte aš nesuprantu, žiūrėt, kad žūba iš kažkur eina pašaukės, nemačiau. Parką. Mama irgi sakė, važiuoju, sakė, darbą galvau, kad iš tų šiluminių pajungia tos kabinės, tas kurio. Žinai, sako, dūmų daug buvo, sako, po to važiuoju, sako, per pietus namų nebeįleidžiu. Aš nesuprantu, 5 valandą ryte policija ten parke, žinai, yra
Vieša gal žinai. Ar, nu, Nu. čia pasirodo. Tas dėgymas kitoks, žinai, būtų medinis namas, jisai sudėtų. Taip, o čia nais pastovis. Dėgymas. Na. Turka. Čia nesąmoningai buvo, čia kalnai jau tam. Vos ne vėres. Taip. Jeigu ant viršaus jūsų traktorius važinėdavo, tai... Na, pabūs ką pagalvoti. Ja. Tai tavo tikrai įsiraš. Čia mūsų pokalbį vadaba, pavyzdžiui, girdž 1300 žmonių. Padariau tą laivą, žinai, per Facebooką. TV3 žinias pasidalina. Ką, gal einam ten pasivaikščiot, ar ne? Na, laimė tada. Tenais praeisim, Statysi mašiną, tenais nueisim. pažiūrėt, kas ten daros. Gerai, sveiki su žiūrovais. Gerai, ačiū už laivą, kad žiūrėjote tiek daug. Pabandysiu, gal vėliau dar prisijungsiu. Ką, iki, sėkmės.